Ar tu žinai, ką darai? Ne, nežinau, ką darau. Ar tu vis tiek darysi? Tai tikrai. Ar tu nebijai? Biški bijai. Ar vis tiek darysi? Būtinai. Kažką kažkaip sudė. Pasišnekam. Nėra viskas taip paprasta, kaip atrodo. Gal ir parodau, kad aš čia dirbu ir man sekasi ir panašiai, bet paskutinis geras mėnuo padariau labai mažą progresą. Prieš 2 mėnesius mečiau savo kortų darbą. Esu legaliai bedarbis. Bandau mokintis toliau auginti vištas, mokaus ūkininkaut, domiuos ir rašau NUMA projektą. NUMA projektas kaip jau ir parašytas, bet NUMA turi klausimų. Ir pavyzdžiui, NUMA klausia, ar tavo traktorius sugebės užsukti mulčerį, kurį planuoju pirkti, nes jame tik tai 22 arklio galios, o komerciniam pasiūlyme minima, kad turėtų užtekti 20. Taip užteks. Įmonė, kuri padeda man rašyti projektą, prašo labai daug pinigų, also nieko normaliai nepadaro. Projektas parašytas atmestinai, baisiai daug korekcijų. Visa tai kelia labai nemažai stresą, o ir kainuoja nemažai. Negana to, finansavimas bus tik 80%. Jeigu paeina projektas, man reikia iš kažkur ištraukti apie 20 000. Aš planavau rašyti ir verslą įkūrimo subsidijos projektą iš užimtumo tarnybos. Ir tam tapau bedarbiu, tam pabaigiau verslo kažkokius mokymus, ką liepia. Tačiau tas projektas sustabdytas iki naujų metų. Aš nežinau, ar galiu sau leisti iki naujų metų nedirbti. Bet kadangi tai pirmą kartą gyvenime, kad aš nedirbu, tai išmoka nėra tokia bloga. Ir jeigu atsinaujintų tas projektas, tai jis padengtų kitus kaštus. Tai gali užtrukti, nežinau. Tai jeigu netyčia norit paremti mane, mano kūrybą ir mano verslą, ten yra Patreono linkas. Jeigu jūs paremtumėt mane, aš tikrai vešiu produkciją į visus Lietuvos didžiuosius miestus. Ir pakeliu užvešiu ir jum. Surašysiu. O dabar einam pažiūrėti žiauriai nerišlių kadrų, ką Agnes veikia. Labą rytą dar kartą. Noriu padėkoti visiems bandančiam padėti. Susitvarkyti gerbk šienapjovę. Buvo komentarų dėl šlaunų įtempimų. Ir kaip ir aš sutinku, nes neturėtų šlaunys būti tokias palaidas. Nu šitą jau neblogai. Šita palaida labiau. Bet dar ką radau. Gal jūs sakysit, nesąmonių pridarei. Man kažkur trūkst vieną peilę. Greičiausiai pamečiau, bet parsivežiau, reiks įsidėti kažkaip. Irgi reiks išmokti, kaip tai padaryti, bet padarysim. Ir kitas dalykas. Žiūriukų palabiški. Tai papasakosiu žmonėm, kas vyksta, į tada duosim tau meilę. Šitai vietoj buvo grandinė ir aš ją nuėmiau ir sukabinau tiesiog plokštele. Ir biškis stangriau stovi, tai gal geriau, nežinau. Tai dabar išsivalysim traktoriuką, bandysim įsikniedyti naują peilį. Vėl praeisim, pažiūrėsim galandimą ir lauksim, kol pradžius žolė. Aišku, dabar ką tik užlyjo. Sekmadienis. Hebra važiavo kulti, bet pagavo lietus, tai ten po tanikę nukūlė. Nu, sunkus metai mūsų ūkininkam. Tai jeigu pamatysit, pažįsta draugą ūkininką, nuvežkit jam aliuką, nuvežkit jam kebabą. Ar dešros kokios vytintos. Jiem šitie metai sudėtingi. Mylėkit savo ūkininkus, nes jie rūpinas jūsų gerbuvių kasmet.
Man atrodo, dauguma ūkininkų sukūrė, ūkininkai sukūrė daugumą posakių, nes viskas gražiai ir kuo giliau į mišką, tuo daugiau medžių, trūksta šito. Tai ir šitas iš kažkur aš čia galingai dėjau, šitas užlinko, šitas pamečiau. Tai einam, paieškosim, gal rasim. Einam džiuriukus. What? Neradau? Neradau. Einam kažką padaryti iš to, ką turim. Jeigu nulūžo peilis ir aš neturiu to priekio, jis vėl nulūžo, ne? Arba atsinešam bašiuką, nusipjausim kniedas, užsidėsim kitą peilį, o tada ateities problema. Iš apačios pjausim kniedas. Ar tu žinai, ką darai? Ne, nežinau, ką darau. Ar tu vis tiek darysi? Tai tikrai. Ar tu nebijai? Biški bijai. Ar vis tiek darysi? Būtinai. Kažkaip sudė. Iš čia gal? Ne tas kniedas pjauna. Durnis. Reik nusileist, nes paslėpus. Ai. Idiotas Agni. Malonu susipažinti. Aš esu Agnius idiotas. Mane taip gamtoje vadina. 10. Oi. Opa. Puikiai. Taip, dabar mums reikia susigalvoti atsiremimą kniedam kažkokiam. Bet man atrodo vis tiek nesiekia. Reik da. Šitą paimti. Sak, turiu surasti vieną tokį, nes man tiesiog nepjaus. Peilis kinda uždėts, šiaip reikia dar pritrenkt biškį šitus labiau. Bet, tai kaip puikiai čia. Wow. Tai, užsiknisau. Daužau, visas kaip bepratis, o ko aš susukau, kaip bepratis daužau ir biškį reikia paeiti į šoną, susidėliot mintis, nes kažkas čia nelabai veikia, tai pastatau traktorių, nes biškį išsigandau, dar reikia pripūst padangą. Aš tikiuosi, kad čia šiaip pasileido. Nes aš nenoriu pirkt traktorinės padangos. Nenoriu. Nu, pastatom, pripučiam, žiūrėsim. Problemyta. Tai dirbant pastebėjau, kad kardanas labai kruta. Ir sakau, reikia nusiimti tą kardaniuką. Nusivešiu suvirint ir galimai nuimant. Aš sulaužiau kryžmę. Tai eisiu konsultuoti su gerbūkininkais, ar man visą šarnyrą reikia keisti, ar užteks tik kryžmę pakeisti. Bet kadangi šitie darbai sustojo, visur lyja, tai va, išlenda saulė ir nulyja, gal matas kaip blizga. Tai šita diena vargšai ūkininkai, kurie kulas dabar. Tai aš bandau dabar pavažiuoti iki Maksimytės naujam projektukui. O naujas projektukas šitame video. Labą dieną.
Kol kas turim tokios mini projekčiukus. Pasileikšim šitų žvyriš. Turim, nežinau, ar matas čia jais, matysis. Turim polikarbonatą ir, kur čia žiūrit, bandysim pasistatyti šaldytuviuką mašinai. Reikia išvežti hebrai vištas. Kol kas. Atsiprašau, kad kurį laiką nekėliau. Biški esu tokioj kūrybiniai stagnacijai. Ar tu žinai, ką darai? Vyksta darbai. Viščiukai auga. Vieni viščiukai jau žmonių skrandukose. Draugai ir artimieji džiaugiasi. Ir šitas paskutinis rigas buvo sulūžęs, tai paskutinę savaitę gerą gal pusantros, gal 2 net stovėjo vietai. Tai reiktų iškrutent. Aš noriu užsidėsiu kultivatorių, biškai pakrutinsiu šitą vietą. Ir jo, vyksta darbai. Nusipiršiu aną laukelį. Štai, vis tvarkytis, gražintis, panašiai, po biškai žiemai ruoštis. Tuo reikės malkų ruoštis. Merda. Tai neturiu stipriai ką papasakot. Kraunamės kultivatorių. Biškai pakrapštysim ir žiūrėsim. Jo, gerai, žalia sujudinau. Taip, va iš šaknų net išrovė, puikiai, galim išmest. Šitas turėjo būti po žvyrų, ne ant žvyrų. Tai reikia pradėti kast neš ten. Nu va, tas projekčiuks. O šiaip tai, mano žvyro krūvoj yra kleviukas. Aš tą kleviuką noriu išsisaugoti ir kažkur pasisadinti tenai. Tai padarom tą dabar. Of course, jau nufilmavau. Bet šaknis nebloga. Kaip į neblogai, tai einam ant tarpuks ir tarp beržiukų bus kleviukas. Tinka? Čia galimai dilgelės mano ūgė. Reiktų kažką padaryti su jom. O, dalgis. Kažkas jį sulaužė. Nežinau kas. Bet dabar sulūžęs. Žiūrėsim. Turiu aš čia tokį dedulę fainą žaiginį. Gal netyčia atvažiuosiu sutvarkyti. Nežinau, kažką galvosim. Va. Gyveni. Šitą parišt, niekur neikit. Karoči. Taip biški žolę pjauta. Čia šitas laukelis nupurkštas. Gervą gavau pasiskynęs, su pienu valgau. Nu, sakau, toks kūrybinė stagnacija. Sunku sugalvoti, ką jum įdomiai nufilmuoti. Tiesiog kasdieniniai darbai dabar biški paėmė. Ir jo, nu tai šiandien gal dar kažką paimsim kadriukų, bet daug nesitikėkit. Labai tikiuosi rytoj išleis šitą video, kad bent kažką jum parodyt. Nes jau gavau piktų laiškų, kad kur video. Tai jo. Bet kas yra žavu, kad paprašiau pagelbėt su dalginė šienapjove, kad čia kažkas neveikia man. Tai ten yra pienininkas toks kaimynas. Ir rašo jau, padeda, gelbėja, žinai, tai toks, kur
Ant kiek faina, kiek kaimiškas šitas kompanijas yra fainas. Tada važiavo pro šoną, pažįstamas ant toliau kaime, sodybėlę turi. Pasiūlė nuvažiuoti susimaltų grūdų vištam. O taip, labai gerai, keli kilometrai. Tai toks, kur ant kiek faina kaime gyvent. Miestas žmonės net nesisveikina, čia dar net be išskaičiavim, tiesiog gal galiu pagelbėti. Tai labai faina. Nu gyvenkite savo miestuose, ką norite. Labą dieną. Iškvės pučia, slėpsimės į garažą. Reikia pabaigti tą dėžę. Važiuojam. Agriau, kaip tu žinai, ką daryti? Niekad nežinau, ką daryti. Jas pratęsim klijuoti. Nu ir padarysim. Ką, žinau, ką tu man jaunam? Tai dar kabinsim aną kampiuką, šitą kampiuką. Dėsim dar biškai greičiausiai kampukus, kad tenai suliptų geriau. Viduj išklosim kokią nors plastmasę, kad drėgmę laikyti ir panašiai, bet neblogai, vat kaip anas kampiukas yra, tai taip pat tą kampiuką padarysim. Tik dabar duodam biškai sustengt, visur kur klijavau įsukau medvarščiuką, kad turėtų laiko prikipt. Džiūna jau. Nu vyksta kažkas, nežinau, gal neblogai čia gausis. Tai dar reiks sugalvoti, kaip nuvalyti. Negerai, Agniau. Ar tu žinai, ką darai? Ne, nežinau, ką darau. Ar tu vis tiek darysi? Tai tikrai. Ar tu nebijai? Biški bijai. Ar vis tiek darysi? Būtinai. Kažką kažkaip sudė.